Ar man pasigirdo, ar iš jūsų mašinos sklinda rusiška muzika? Ne, tai pas mane visada rusiška muzika groja mašinoje. Jums jį patinka? Tai aišku, kad patinka, visiems jinai patinka. Visiems patinka ir visi žodžius mintinai moka, tai kad apsimeta, nes bijo, kad čia rusiškas popsas tai šūdas. Ne, aš visada pasileidžiu ir nesigėdžiu ir mašinoje dar garsiau specialiai pasisuku, kad visi girdėtų. O kas jums labiausiai patinka rusiškoje muzikoje? Žodžiai. Kokie žodžiai? Nu visi žodžiai, aš suprantu žodžius. Man patinka, kad aš suprantu žodžius. Kai dainuoju angliškai, tai nė velnio nesuprantu. Buvogi čia tas Stingas atvažiavęs, tai nusipirkau bilietus, bet į koncertą tai tikrai neėjau. O kodėl nusipirkęs bilietus neinate į pasirodymus? Nu, tai čia labai paprasta. Draugai klausia, ar turiu bilietus į tą, trečią. Tai aš sakau, kad turiu, bet į koncertus tai neinu. Tai ką ten stovėk tose eilėse, šalk, subinė, nu nesąmonė, tai tegul varguoliai ir stovi tenai. Prie tų durų. Va, į rusų artistus tai aš visada vaikštau. Liubė, man labai Meladija dar patinka, Dima Bilanas. O Filipas Kirkorovas ir ta Pugačiovo, tai iš vis klasika čia yra. Čia tokius reiktų vaikams per muzikos pamokas dėstyt, o ne apie Chopinus kažkokius. Tai jums vakarietiška muzika visai nepatinka? Principe ne. Dabar visas pasaulis miršta dėl tos, Lady Gaga. Tai ką, baisi, kai velnės perkarus visą kažkokią baisiai atrodanti, aišku, kai jau ten apsidėjo tais mėsos gabalais vietoj suknios, tai gal ir nieko. Iš vis galėtų pas mane meslitos dešas, ar ten skerdienos kokią liniją reklamuoti, tik jau dainuot gink dievę nereikėtų. O va rusų merginos, ir Spički, ir Viagra. Nu tai va, tai ir žodžiai, muzikai dar vaizdas. O jums visa rusiška muzika patinka? Nu ne visa. Negaliu pakęsti tokio Grebenščikovo. Nesuprantu, ką jis ten dainuoja. Blogiau negu mūsų Mamutovas. Nu nors balsą tai gerą turi. Galėtų dainuoti apie kokius, zonui sėdinčius bičius, va, kaip Rozenbaumas, Šufutinskis dainuoja. Tai ten tokios gražios, tikros, teisingos dainos, nuo širdies, kaip jau ten kažkas ką nors nužmušė. Man gražu. Nu va, pasižiūrėkit, koks, va, su iPodu eina. Psichė, tai jeigu tu muziką mėgsti, tai garsiai ir klausyk, o nesusikišęs tą savo ausis. Pats to žys.